O kas daugiau, jei ne tu? Ką? Kas daugiau nugyvens tavo gyvenimą, jei ne tu pats? Reiktų pagalvoti. Gal kažkas kitas? Ne. Abejoju, kad kas nors gali už tave nugyventi tavo gyvenimą. Dažnai žmonės klausia, kodėl aš, o ne kas nors kitas, kai nutinka kažkokia situacija, ne? Tai atsakysiu, jūs čia tam ir atėjot, kad būtumėt jūs, o ne tie kiti. Ir keltumėt tokius klausimus, kaip galiu daryti kažką geriau. Ir siekti to geresnio, gero. Tai šiandien trumpai apie tai, reiškiasi, pakalbėsim. Kodėl būtent jūs? Na, matot, dėl kažkokių priežasčių, dėl kažkokių nežinomų ir mistiškų priežasčių būtent gimėte jūs. Ir būtent gimėte čia. Sunku net ir paaiškinti, kad. Kodėl, kaip. Tiesiog. Gimėte jūs ir čia. Ir ką dabar? Ir žinokit, teks kažkaip vartytis, gyventi šiam gyvenime. Bandyti įvairias misijas, atradimus, supratimus. Ir mano nuomonė reikėtų džiaugtis tą progą ir galimybę, kad būtent jūs čia atsiradote. Kodėl? Nes, gyvenimas yra tokia kaip ir dovana, bet kartu ir ašarų pakalnė. Priklauso nuo to, kaip jūs į tai žiūrėsite. Tai visais atvejais dėti pastangas, atrasti prasmę, savo asmeninę, kažkokią legendą susikurti, padeda, sukuria stiprybę. Ir gal kartais atrodo gyvenimas neteisingas, nedėkingas, nelaimingas, kažkoks toks, ne? Bet ta legenda, jūs esat jos pagrindinis veikėjas, herojus. Ir jūs, jeigu tai išaukštinat, embracinat, tai suteikia jums jėgų vykdyti kelionę. Hero journey. Tai labai praktiška turėti viduje savo tikėjimą, kad jūs esate herojus ir būtent kas daugiau, jei ne jūs, tą kelionę nukeliaus. Niekas visatoje be jūsų tos kelionės nenukeliaus. Jūs esate ypatingas žmogus su ypatinga paskirtimi. Galbūt jos dar nežinote, kokia ta paskirtis, kodėl ir kaip jūs ją įgyvendinsite. O gal žinote? Gal žinote kokia, bet nežinote kaip. Arba žinote, kas jums sekasi, bet nežinote kodėl. Iš principo jūs turit kažkokį savo rinkinį, kuris yra unikalus ir tai yra herojaus kelionė. Tad džiaugtis ir mėgautis patartina, nepaisant nuopuolių ir iššūkių, kurių būna pas kiekvieną. Nei pas laimingiausią ir turtingiausią žmogų nebuvo vien šviesios dienos. Nes būna ir naktys. Po dienos eina naktis, po nakties eina diena, po pavasario vasara ir taip toliau. Viskas sukasi, viskam yra ciklai. Ir kai jūs suprasite tų ciklo apačioje, kai būnate, ypač sunkia akimirka, kad jūs esate herojus ir jums reikia stotis, o ne verkšlenti, tas atsistojimas įvyks žymiai greičiau. Vietoj to, kad
sėdėti baloj veidų prisiklijavus ir ten pūsti snarglius. Tai nepadeda atsikelti. Išsipučiat ir tada stojatės, viskas okei. Turėkit omenyje, kad po dienos eina naktis, po nakties eina diena. Ir kai bus sunki akimirka, žinokit, ateis ir gera. Nes ne viskas iš karto gyvenime vyksta. Taip kaip daina. Įsivaizduokit, gyvenimas yra kaip daina, kuri turi ir pauzių, ir įtemptų vietų, ir kažkokių ritmiškų vietų. Tai, kai aš sakau gerai, kai yra gerai, tai visiems viskas faina. Bet, kai būna blogai, tada prisiminti, kad po nakties eina diena, yra tiesiog papildymas jūsų baterijos, energijos. Jeigu tik prisimsite atsakomybę už savo veiksmus, jūs iš karto daugiau pasieksite. Dažnai žmonės vengia prisimti atsakomybės, nes netiki, kad jie ją turi ir galvoja, kad kažkas kitas turi už juos nugyventi gyvenimą. Deja, ne. Deja, pasakysiu ne. Kas tiki sielų teorijam, tai, jūs gavot kūną ir čia tam, kad vaikštinėtumėt ir darinėtumėt. Tai niekas kitas be jūsų ir negali priimti sprendimų, nepaisant to, kad kažkas įtakoja, žiniasklaida, politikai, visokiausi ten, kaimynai, broliai, tėvai. Taip, jie įtakoja. Bet į jūsų batus jie niekada neįlips, į jūsų galvą neįlys, net kad ir kaip bandytų manipuliuoti. Jie gali pasakyti dalykus, jūs išmokinti, nukreipti, nuvesti, bet jūs kojas pats dėliosite, sprendimus pats priiminėsite, rankas tiesite pats ir galų gale vis tiek pats gyvenimą nugyvensite vienaip ar kitaip. Ir dažnai girdžiu iš žmonių, kad pas juos būna gyvenimo toks kaip momentas, kada jie suvokia, kad turi galimybę priimti sprendimą patys, rinktis, kur gyventi, kokį darbą dirbti, kokiais hobiais užsiimti. Kartais nesusimąsto, bet kai pradeda susimastyti, ateina toks wow momento mastas, kad aš galiu spręsti. Taip, taip. Jūs pilnai galite spręsti. Ir gal kai kurie žino tą dalyką, o kai kurie nežino, tai atrodo tiem, kurie gal žino, gal net natūraliai, tai gaunasi net absurdiška, kaip taip gali žmonės galvoti, kad jie nesupranta, jog jie gali spręsti. Žinot, aš pasakysiu, dažnai girdisi tokie atsakymai, o ką aš galiu padaryti, juk aplinkybės tai tokios, aš va čia turiu vaikų, negaliu kitaip daryti, aš čia va susituokiau, aš čia neturiu vyro, aš čia tas anas, žodžiu, aš esu aplinkybė, o ką aš negaliu spręsti. Tai tokių žmonių yra dauguma. Nes mane ten tėvai išlaiko, arba aš čia turiu vaikus išlaikyti, Tai, aš pasakysiu, jūs visais atvejais turite galimybę, aplinkybės spręsti ir įtakoti, ir ta galia yra jumyse. Niekame kitame, tik jumyse. Net keista. Po to būna, kai tu supranti, kad tu turi galią priimti sprendimus, kad jos kažkada nejautei. Aš pasakysiu, tas jutimas, nejutimas sprendimų priėmime yra švelniai blukinamas. Pradžioj mes būdami vaikai renkamės, kur ką bėgiosim, ką žaisime, Po to jau po truputį priverčia mus eiti į mokyklą, tenais įdeda į tokius rėmus. Tėvai liepia, pasako, kada reikia grįžti, Kada reikia grįžti pavalgius namo, Tai jau prasideda tam tikras suvaržymas, tam tikra kažkokia kontrolė. Bet bendraja prasme, jūs vis tiek dar galite valdyti gyvenimą.
galit nepaklusti tiem dėsniam, galit paklusti ir kai kurie iš jūsų nei kiek neklausinėdami su tuo sutinka. Tiesiog, nes taip turi būti. Tai pasakė jis, autoritetas, aš turiu klausyti ir kitaip nebus. Jis pasakė, tėtė pasakė, mama pasakė, reikia klausyti, nes kitaip bim bus ten malkų. Tai jau ir jūsų pirmųjų gyvenimo metų atsakomybės toks atėmimas, netgi terorizmas įvyksta, atima iš jūsų. Mokykloje liepia daryti, jei nedarai 2, darbe eik, jei ne, tai negausi algos, ne? Tokie dalykai visą laiką visur mums girdimi. Bet aš pasakysiu tai, kad čia ir yra jūsų pasirinkimai. Reiškiasi, visuomenė iš žmogaus bando atimti galimybės rinktis. Bet jūs galite pasirinkti. Nu ir gerai, rašyk 2. Okay. Supratau, ačiū. O jūs tada galvoje girdisi visokios idėjos. O ne. Tai reikia išmokti klausyti savo minčių, ką jos jums sako, apgalvoti apie pasekmes, kurios gali kilti, jos tikros ar netikros, nu ir kas, kad gausi 2, tai ką, nu ir kur, ką, nu ir 2 tai 2, Galbūt jums to nereikia, ką jie siūlo, o jie sako, reikia tau išsvajotą 10. Kas ten žino, ką jie žino, ko man reikia. Jie tik tai sukuria tą tikrą pasirinkimą, prigazdina, kad neduosi, jei nedarysi, čia jūs apgauna, jūs arba pasiduodat jų masalų ir einat paskui, arba suvokit, kad jūs galit spręsti kitaip. Kada dar tai vaikystėje yra padaroma, dažnai žmonės pasimeta, tampa užprogramuoti ir aklai pradeda sekti autoritetus. Ir tokiu būdu pameta savo pasirinkimo opcijas, galimybės ir galvoja, kad nieko gyvenime negali padaryti. Tai va, čia jums yra gražus priminimas, gal buvo jis ir kažkur kitur, kad jūs esate savo likimo kalviai, jūs galite spręsti, jūsų galvose yra vairas ir tik tais reikia įveikti baimės, kurios jums trukdo atlikti tam tikrus pasirinkimus. O tos baimės didelės. Ką pagalvos apie mane kiti?